Labai dažnai man tenka susidurti su tokiom situacijom, kad žmonės pergyvena nerimą. Nerimą prieš kreipdamas į teismą, galvodami, nu kaip čia dabar bus, kaip atrodys, ko aš galiu tikėtis. Kartais nerimas tikrai būna pagristas, o kartais jis būna nepagristas, nes žmogus prisigalvoja visokių situacijų. Tai tarkime, aš kaip advokatė stengiuosi visada išaiškinti žmogui procesą, kokia laukia procedūra, iš ko susidaro teismo procesinis visas tas procesas, ane, kaip ten kas bus, kada ten ką reikės daryti ir panašiai, bet taip pat mėginu paaiškinti ir nu ko žmogus gali tikėtis, kur yra rizikos vietos, kur yra stipriosios, kad žmogus kuo daugiau suprastų apie ką tai yra, kaip gali vystytis, nes, na, mano tokia kaip advokatės, ne psichologės patirtis, kuo žmogus daugiau suvokia, supranta, tuo jam aiškiau. O vat man įdomu, Egle, vat bankroto procesuose, ar tu pastebi įtampą, nerimą, vat kaip žmonės ateina į bankroto procesą, su kokiu jausmu? Tikrai labai daug žmonių jaučia nerimą ir daugelis tai pripažįsta, netgi stambus augaluoti vyrai prisipažįsta, kad savaitę jau nemiegojo prieš posėdį, kad jiem labai neramu ir tas nerimas vis tiek, kol prisiruošia kažką kreiptis į teismą, tai nėra toks nereikšmingas žingsnis ir žmogus jaučia didelę įtampą dėl to, koks bus rezultatas. Tačiau aš visada savo klientams sakau, kad kuo labiau jūs atsipalaiduosite ir natūraliai paaiškinsite tas visas savo nemokumo priežastis ir tuo viskas geriau ir seksis ir netgi vėliau iškėlus bankroto bylą, kuo žmogus yra lengvesnis, kuo jis mažiau nerimauja, tuo procesas vyksta geriau, nes jis tiesiog geriau jaučiasi ir kažkaip ir aplinkiniai matyti, visi kažkaip ir kreditoriai ramiau. Labai girdžiu iš jųdviejų abiejų, kad jūsų klientai tikrai ateina su didžiuliu nerimu. Tai aš manau, kad čia yra pats taikliausias jausmas, kaip jūs ir apibūdinat, nes žmogui vyksta labai svarbus dalykai jo gyvenime ir tas nerimo jausmas jis tampa toks natūralus, nes netgi galim taip, jeigu ant laiko juostos, aš pabandyčiau išaiškinti, kodėl aktyvuojasi tas nerimo jausmas ant laiko juostos. Tai dažniausiai, jeigu mes esam čia ir dabar, tai nerimas visada bus apie ateitį, visada aktyvuosis, nes mes nežinom, kaip mums baigsis, tarkim, ar ne, tokiais sprendimais, stiprus bankroto, ar ne, bylos, skyrybų, tarkim, bylos. Mes nežinom, kuom tai visą tai baigsis ir tai aktyvuojasi nerimą, labai stiprų nerimą aktyvuoja. Jeigu apie praeitį galvosim, dažniausiai aktyvuosis liūdesys. Nes mums gaila prarasto laiko, prarastos kažkokios galimybės, kažko nepasiekta, kažkas nesiklosta. Tai tą įsisąmoninus, kad praeitis visada yra apie liūdesį, ateitis apie nerimą, nes yra labai labai daug nežinomybės tame, kuri mus tikrai labai stipriai gąsdina. Ir čia aš sakyčiau, labai būtų neblogai, jeigu jūsų klientams pavyktų prisiminti aplamai tą fiks idėją, kodėl aš kreipiausi į šitą specialistą, kodėl aš priėmiau sprendimą, šį sprendimą, tarkim, kelti ar ne, fizinį ar juridinį bankrotą, kodėl aš tai darau, arba kodėl priimu sprendimą dėl skyrybų, vėl prisiminti, kodėl aš tai darau. Ir tada pagalvoti, jeigu vis dar tai nenuramina jūsų, pagalvoti, kas baisiausia man tame galės nutikti. Kokios čia pasekmės bus pačios baisiausias. Ir čia iš tikrųjų specialistai gali ateiti labai didžiulę pagalbą, kurie yra savo srities profesionalai. Judvi abidvi, jūs turite didžiulę patirtį tame. Jūs galite bent kažkiek suteikti informacijos, kad, žiūrėkit, gali būti taip. Duoti žmogui tiesiog kiek įmanoma daugiau aiškumų, kas tiesiog gali ir nuraminti. Tai priimti tai, kad tas nerimas yra taip visiškai natūrali būsena, jinai pati ir tinkamiausia ir kitokios negali būti, nes tai yra apie ateitį, kur mes nežinom, kaip čia viskas bus, bet ieškoti pagalbos, klausti specialistų ir kuo daugiau uždavinėti klausimų, kas jūs tame neramina. Ir galbūt nesuteikti tokios didelės reikšmės tam sprendimui, nes kaip bebūtų, žiūrint iš platesnės perspektyvos, ar vienoks ar kitoks sprendimas, galbūt neturės jis tokios jau didžiulės reikšmės. Ir kaip esam ne kartą kalbėjusios, kad visi pokyčiai bet kokiu atveju eina į gerą.
Tik tai reikia išlaukti ir po to pamatyti iš ilgalaikės perspektyvos, kodėl tai vyko mūsų gyvenime, ką tai davė, kaip mus tai augino, kad nepamesti to tikėjimo, kad visa tai veda į gerą. Nu tai vadinasi, prieš teismo posėdį reikia pagalvoti, ką. Nu, kas blogiausia atsitiks tame teismo posėdį, ką ten teisėjas. Taip. Nieko nepadarys. Taip, Nieko būtent. neatsitiks. Tai va būtent.